Jeigu galima, aš be mikrofono, labai toks man neprimtinas dalykas. Kaip jaučiatės? Jums gerai, nes aš nelabai, man sloga, aš truputį sergu, tai atsiprašau, jeigu toks varvalas bus iš nosies. Tai aš neturiu nei pasiruošus skaidrių, nei kažkokios, tai reiškia, parodomosios programos. Aš atsivežiau savo partnerį gyvą eksponatą, kuris truputį pristatys jums, kas yra psichodrama dirbant su negalią turinčiais vaikais. Tai labai trumpai tada prisistatysiu apie save. Su Daiva Rudokaitė, kaip jau čia minėjo, turiu 2 profesijas. Kaip aš atėjau psichodramą, tai prieš 100 metų baigiau muzikos akademiją, dirbau aktorinį darbą. Teatre man šiek tiek pasidarė nuobodu, supratau, kad kažko noriu daugiau, tai nuėjau į VDU, įstojau psichologiją ten. Bebaiginėdama psichologiją išgirdau žodį psichodrama, kuri man nieko iš pradžių nesakė. Ir kai pasikalbėjau su viena dėstytoja, sako, Daiva, tai yra tavo kelias, nes teatras ir psichologija tai yra tai, ko reikia psichodrama. Psichodrama tai yra iš tikrųjų psichoterapijos metodas, jeigu taip trumpai apie jį. Dar pirmą, užbėgant už akių, pasakysiu, ką per tiek, aš turiu lygiai, turiu lygiai 20 minučių, 5 minutės turiu skirti savo kolegijai, turiu 15 minučių, tai bandysiu pristatyti labai populiariai paprastai, kas yra psichodrama, iš ko jis susideda, kaip atsirado ir visą kitą mes nagrinėsime praktinėme užsiėmime, nes psichodrama kaip ir teatras, tai kalbėti teoriškai, tai vadinasi žiūrėti tortą, apie jį aiškinti, sudedamasias dalis, bet paragauti jo be veiksmų praktiškai neįmanoma ir nesuprantama. Na va, tai taip, reiškia, kas yra psichodrama. Psichodrama yra iš tikrųjų psichoterapijos metodas. Jis atėjęs iš psichologijos, ten to teatro yra labai nedaug, gal tiek, kad yra pačios tos vizualios, sudedamosios dalis, išraiškos priemonės yra teatrinės. Ji atėjo iš humanistinės psichologijos ir jį atrado austrų medikas Levis Jakobas Moreno, kuris stebėdamas, reiškia, Austrijai žaidžiančius vaikus, reiškia, žaidimų aikštelėse, suprato, kad žaidžiant, nes vaikam nieko nereikia vaidinti, jie pasakai lapė, jie patampa lape ir jie iš karto žaidžia kaip lapė. Ir matydamas jų žaidimo procesą, suprato, kad žaidžiant, ta prasme, suaugusiai vaidinant, išvaidinant, galima išgyventi savo problemas, kurios kažkur yra pas mus kažkur užsiciklinę, ar mes kažkur esam strigę vaikystėje, jaunystėje ir pastoviai panašiose situacijose jie atsikartoja. Taigi, kuo jis skiriasi psichodrama nuo kitų metodų, nuo visų kitų populiarių ir nepopuliarių psichologijos metodų, nuo psichoanalizės, Jungo, Adlerio ir taip toliau, tai yra tuo, kad čia atsiranda veiksmas, kaip ir minėjau, tai nėra žodinė psichologija, tai nėra, kad atsisėdu su psichologu, pacientas ir kalbuosi, kas yra man negerai. Kaip Moreno pasakė, aš nieko nesuprantu, ką tu man sakai, tu man ateik ir parodyk. Nes kas yra mūsų kūno kalba? Mes žodžiais galime labai kontroliuoti savo smegenis, ką sakyti, ką nesakyti, gal netaip supras, gal aš noriu būti geresnis, arba kaip čia pasakyti, kad nebūtų nepatogu, o mūsų paprastai bet kūno kalba labai greitai pasako iš tikrųjų, kas su tuo žmogum darosi, nieko neįmanoma praktiškai nuslėpti. Gali būti turinys vienas, ar ne, mūsų kūno kalba visai kita. Kaip antai, pavyzdžiui, sėdi žmogus, neva tai labai, kaip tu jautiesi, labai gerai, aš čia nieko nebijau ir viena koja kažkodėl visą laiką juda. Nu, tai va tokie signalai mums iš karto specialistam duoda, sekant kūno kalbą ir kaip jisai pristato, kaip kalba apie savo problemas, kaip jisai tą daro, mes galime daug kažką ir diagnozuoti. Tai taip trumpai, toliau, ką dar Moreno, kuo skiriasi šita terapija nuo kitų, jis pasakė, Moreno, aš pradėsiu ten, kur pabaigė Freudas. Kadangi Freudas, jeigu šiek tiek esate susipažinę su psichologija, jis yra vienas populiariausių psichologų, tai jis savo psichoanalizėje nagrinėjo žmogaus vidų. Žmogaus pasąmonė, lindo į vidų, jo pasąmonę ir krapštėsi viduj. Ką padarė Moreno? Jis paliko žmogaus vidų, jis ėjo į išorę. Jam labiau rūpėjo tarp asmeniniai santykiai, nes žmogus negyvena vienas, žmogus gyvena
visumoje, sociume. Jis atrado tokį terminą kaip socialinis atomas, kurį praktikuosimės praktiniai daly. Jis atrado tokį terminą, įvedė į psichologiją kaip sociometrija. Kas yra sociometrija? Nu, tai sociometras, mes pasimatuojam savo santykius. Kokie mano santykiai su mano aplinka? Ar aš gerai jaučiuosi ar ne? Ką aš galiu padaryti, kad jie pasikeistų, kad aš jausčiausi geriau. Taip pat jisai atrado vaidmenų teoriją. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes kiekvienas atliekame 100 ir daugiau vaidmenų. Nu, pavyzdžiui, kaip antai dabar aš atlieku lektorės vaidmenį, ne? Kol aš važiavau, atlikau vairuotojo vaidmenį. Namuose aš esu mama, dukra, žmona ir dar kažkas ir taip toliau. Ten kažkur mokykloje aš esu mokytoja, psichologijoje aš esu terapeutė. Žodžiu, mes turime milijoną vaidmenų ir kada atsitinka problema su žmogum, kada jis savo kažkokį vaidmenį neadekvačioj situacijoje elgesi neadekvačiai. Kaip antai. Aš dabar esu lektorė, ne? Ir grįžtu namo ir aš iš to vaidmens neišėjau, toliau vaidinu lektorė. Jūs įsivaizduokit, kas darosi namie. Mama, man vaikas sakytų, kad čia dabar man aiškini ar panašiai, ar ne? Arba jeigu aš nuvažiuoju pas mamą, aš visą laiką patampu dukra, visą laiką. Aš niekada nebūsiu mama savo vaikų. Kai aš nueinu mokyklą, aš patampu visada mokytoja, aš ten nenueinu kaip psichoterapeutė arba kaip mama ir nesakau, o jūs mano liuliukai visi. Tai va, čia ir yra tas dalykas, kada vaidmuo tai yra mūsų elgesys tam tikroje adekvačioje situacijoje. Tai kai per psichodramos seansus mes galime koreguoti, korekcijas daryti ir panašiai ir taip toliau. Tai labai paprastai apie patį tą psichoterapiją, kaip apie kuo jis išskirtinis iš kitų psichoterapijos metodų. Kaip dabar vyksta pats psichoterapijos procesas, kaip vyksta psichodramos užsiėmimas. Psichodramą dar nepaminėjau, tai yra grupinė terapija, tai sudai mes suprantam už tai, kad mes nagrinėjom tarp asmeninius santykius. Ir grupė tai yra ta vieta, kur žmogus gali pasitikrinti, ir tuos sociometrinius savo santykius dėlioti scenoje. Kitas dalykas yra dar atsiradęs, dabar kaip sakyti, čia ne Moreno atradęs, bet aišku, tos terapijos visos jos kažkaip kitaip modifikuojasi, yra ir monodrama. Šiandieną irgi truputį per praktinę dalį pakalbėsim, kaip galima dirbti psichodramą su klientas ir psichoterapeutas, kaip tai yra vykdoma. Kaip susideda psichodramos metodas, kaip tas procesas, tai yra iš 3 esminių dalių. Pirmasis yra apšilimas, tai yra sukūrimas tos jaukios, saugios atmosferos, aplinkos, kur žmogus atėjęs nebijotų atsiverti, nebijotų kalbėti ir panašiai, tam yra tam tikri elementai, technikos. Antra dalis yra veiksmas, tai kas ir būdingiausia psichodramai, tai mes išveikiame. Mes savo užstrigusius kažkokius negerumus, acting out yra toks išsireiškimas angliškai, mes tiesiog juos išvaidiname, išveikiame. Ir kai mes išveikiame kažkokį užstrigusį savo dalyką vaikystėje ar ten jaunystėje ar kažkada, tai mes nebepakartojam tų pačių nuotaikų. Kaip antai, jeigu taip aiškiau supratus, sakysime, kažkada vaikystėje užstrigo situacija su tėčiu, buvau labai ten, sakysim, išsigandus ir kai tik susitinku su vyru arba su savo šefu ar su kažkuo, aš visą laiką pasąmoniniai man išmeta tą mano jausmą ir aš galiu panašiai jaustis bendraudama su juo. Ir tada nesuprantu, kur yra problemos, kodėl man visą laiką taip kartuojas, kodėl su autoritetais bijau bendrauti arba kodėl su vyrais mūsų santykiai yra blogi. Ir per psichodramos, reiškia, tą terapiją, tu išveikęs šitą dalyką, atradęs, nuėjęs ten iki vaikystės, tų dalykų išveikęs, išvaidinęs scenoje šitą savo vaikystės situaciją atgaminęs, tu jau atpalaiduoji, tu išlaisvėjai, tu pasitikė ir tu gali pamatyti, kad po to jau su savo autoritetais, ar ten, sakysime, su vyrais, ar iš to paties pavyzdžio, man jau lengviau bendrauti, aš jau pasitikiu, jau man šitas dalykas užstrigęs kažkada, jau jis yra išveiktas ir išėjęs. Tai prasme, aš nebegrįžtu tą pačią situaciją. Tai vat veiksmas. Ir trečioji labai svarbi dalis, tai yra grįžtamasis ryšys, grupės grįžtamasis ryšys, kada grupės žmonės, kurie dalyvavo tavo psichodramoje, kurioje vaidino, jie kalba iš vaidmenų, kai atliko vieną ar kitą tavo vaidmenį. Čia yra visa technika, mes ją bandysime per praktinę dalį, tai labai sunku paaiškinti teoriškai. Tai yra, sakysim, aš esu tas pacientas ir vaidina kažkas mano mamą,
kur nežino, kas tas yra, mano tėtį, mano tenai, sakysime, bosą ar dar kažką. Ir tie žmonės, kurie vaidino, po to dalinasi tam, reiškia, žmogui, tam klientui, kaip jie jautėsi, kas su jais darėsi, kai jie vaidino mano sceną. Tam, reiškia, klientui tai yra labai, kaip sakyti, didelė įtaka, net neįtaka, įžvalgos gali ateiti, nes jis gali suprasti, kaip vis dėlto galėjo jaustis panašiai tie žmonės ir kaip jis gali suprasti kitus. Ir po to kitas yra pasidalinimas, ką ir turi visos grupinės terapijos, tai yra iš patyrimo pasidalinimas. Tai supranti, kad tu, kur turi savo kažkokią problemą, kurios galbūt bijoji, gėdinaisi ją atverti, pamatai, kad daugelis žmonių sako, ir man taip yra, ir aš tą turiu, ir aš su tuo gyvenau, ir tu supranti, kad su savo problema nesi vienas, kad žmonės labai daugelis turi panašių problemų ir tiesiog jie pasidalina ir gali pasidalinti, kaip jie veikia, kaip jiems sekasi su tuo dorotis ir panašiai. Tai yra koks tai ir sustiprinimas tam klientui. Na ir po to, aišku, dar yra šito kliento paskutinis žodis, paklausima, kaip tu jautiesi, kadangi psichodrama yra toks trupučiuką pavojingas dalykas, kaip man praktika rodo. Jis labai greitai įsileidžia į paciento vidų, labai greitai gali nueiti į labai didelius gylius, bet po to jis būna tiek įsiaudrinęs, kad, kaip vienas mūsų lektorius iš Izraelio yra pasakęs, psichodrama tai yra sriuba. Mes ją, reiškia, verdam, ten visko dedam, tipo vaidinam, darom kažką ir taip toliau. Ir norint ją paragauti, koks tas rezultatas išėjo, niekada negali ragauti jos karštos, nes jinai dar neturi to skonio. Kaip ir visos sriubos, jos turi bent valandą dar susistovėti, kad visi prieskoniai, viskas įeitų. Ir tokią vėsiančią ją paragauti, tada supranti, ar tau ta sriuba pavyko ar ne. Tai va taip yra ir klientui, ir jisai, kai atlieka tą visą psichodramą, yra labai pažeidžiamas, jisai tik tai klauso, ką grupė kalba, iš vaidmenų, kurie kalba, ką sako terapeutas. Ir jau praktiškai tada jis neliečiamas kažkurį laiką, nes turi jam nusistovėti tą paryti reabilitaciją ir jisai gal tik po kelių valandų ar po kurių dienų, ar net po dienos ar kelių gali pasakyti, kaip jis jaučiasi, ar jam tai padėjo, kokias įžvalgas jis savyje rado. Būna taip, kad, pavyzdžiui, netgi grįžtamasis tas ryšys, tas paskutinė ta dalis, reiškia to proceso, duoda daugiau negu pats išvykimas scenoje. Būna dažnai ir tokių atvejų. Būna dar ir atvejų tokių, kada žmonės susirinkę į grupinę terapiją, sėdintis, yra visokių žmonių, yra labai aktyvūs, yra intravertai, kurie tik tai klauso ir žiūri ir sako, kad žinokit, nesuprantu, kas atsitiko, bet sako, aš atradau save, aš kol žiūrėjau, kol darė kažkas tai savo psichodramą, tai buvo apie mane ir aš viską supratau ir aš dabar žinau, kaip man elgtis, aš pasidariau tokias gilias įžvalgas ir taip toliau ir taip toliau. Žodžiu, ta grupinė terapija turi tokį didelį poveikį, kuris veikia tik nedalyvaujant tiesiogiai kažkokioj savo, reiškia, psichodramoje ar tam veiksme scenoje. Na tai va, tai čia jau taip giliai nueinant į terapiją. Ir taip, yra ir tokios technikos, kurias mes tikrai šiandien irgi nežinau, to laiko 3,5 valandos minduota. Tai yra tokios technikos, gal jūs esate jau ir girdėję, tai yra technika interviu, tai yra technika vaidmenų pasikeitimas, vienas stipriausių psichodramos technikų, kada tu gali pabūti kito vietoje. Na, sakysime, aš kalbuosi su savo mama, santykius aiškinuosi, įvedu tą kitą žmogų mama ir aš atsisėdu į mamos vietos, gal tą patį kalbu. Ir aš puikiai tada galiu suprasti, ką jautė mama su manim kalbėdama. Aš turiu tokią galimybę pabūti kito vietoje ir pamatyti savo problemą kitų atžvilgių, arba netgi yra tokia technika žvilgsnis iš šono, aš galiu iš viso atsitraukti ir kaip kiną pasižiūrėti, kas čia vyksta scenoje ir pamatyti viską iš šono ir pasakyti, kad o viešpatie, šitaip aš ilgiuosi, nesąmonė, visai nenormalu ir daryti įžvalgas ir kažką ieškoti, kaip aš galėjau toje situacijoje pasielgti kitaip ir jeigu tokia situacija pasikartotų, aš ko gero prisiminus ir įsisąmoninus pasielgčiau kitaip. Dar viena tokia technika yra tuščia kėdė, čia jeigu geštaltistų yra, arba mokėtis geštaltą, arba žinote, karšta kėdė, tuščia kėdė, karšta kėdė, galim sakyti, kad beveik tas pats yra. Tai kalbėti su menamu žmogum, sakysim, mes jo net nesodiname, yra tuščia kėdė, čia tos technikos įvedama į vaidmenį, žodžiu, kas bus ir pabandysit, ko gero, jeigu spėsime laike. Tai būtų
labai trumpai tiek, bet labai kažkaip telpu į laiką gražiai, tai dar taip apibendrinant, reziumuojant, kodėl yra faina psichodrama, kodėl aš ją labai myliu ir kodėl jin yra labai efektyvi, o šitą vėlgi pradedam kalbėti nuo savęs, psichodramą studijuojant viską išbandai ant savęs. Mes praktiškai perinam per save įvaldydami šitą metodą, todėl aš taip drąsiai galiu pasakyti, kad jin yra tikrai labai efektyvi, nes aš ją studijavau 7 metus ir dar toliau domiuosi ir studijuoju ir taip toliau. Tai, kad jinai labai tinka žmonėm, kurie sunkiai verbalizuoja savo problemą, jiems yra lengviau veikti, ypatingai tai tinka vaikam. Tai yra lėlyčių drama, kada jie gali žaisti su lėlytėmis arba kažkokiais daiktais, mums užtektų kėdžių šito stalo ir mes jau galim daryti psichodramą. Todėl, kad tai yra, tu gali pamatyti savo situaciją iš šono, todėl, kad tu gali pasikeisti vaidmenimi, pabūti kito vietoje, suprasti, kaip jisai galėjo jaustis tavo situacijose, dėl ko dar tokia... Dar labai fainas vienas dalykas yra, kas man tikrai labai patinka, kada Moreno dar pasakė, ant jo antkapio tiksliau yra užrašyta. Čia ilsisi žmogus, psichologas, kuris į terapiją atvedė juoką. Tai psichodramoje yra toks dalykas kaip sakyti, spontaniškumas, žaismingumas, kūrybiškumas, bet jisai niekada nebijojo juoktis. Nereikia galvoti, kad čia problema, tai visi verkiam ir visiems čia jau širdį graužia. Yra tokia technika, labai tokia tikrai faina, kad psichodramos seanse tu gali pabūti savo fantazijose, savo sapnuose arba savo svajonėse. Yra tokia technika, kas būtų jeigu. Ir tu gali nukeliauti po 10 metų, pažiūrėti, kas būtų ir tą pajausti, ir po to rasti tuos žingsnius, kaip iki to prieiti ir panašiai. Arba taip angliškai vadinasi surplus, čia virš realybės ir kažkaip čia nežinau, kaip čia būtų lietuviškai išsiverstų. Tai va, su ta gražia juoko gaida aš tada baigiu, o aš pasikviečiau Emiliją Latėnaitę, savo kolegę, kur yra kol kas dar tik tęstinių studijų studentė. Ir jin taip pat yra aktorė, gal pati pristatys. Aš ją atsikviečiau dėl to, kad jinai atvirkščiai pradėjo. Jin pirmiausia dirbo su neįgaliais vaikais ir tada suprato, kad psichodrama tai tas metodas, kuris jai dar labiau pagilins žinias dirbant su neįgaliais vaikais. Tai vat, Emilija, 5 minutės turi. Labą dieną visiems. Aš tada trumpai be mandagybių pradedu irgi, kaip mano buvo kelias. Aš buvau aktorė, bet paraleliai visada man... Taip, pirmiausia esu aktorė, bet vis kažkaip paraleliai mano gyvenime atsirasdavo darbas su vaikais. Per teatrą, po to tai tiesiog rutuliuojuosi tolyn ir tolyn. Kol vienas projektas nuvedė mane į Krokuvą, kur yra įsikūręs teatras žmonių turinčių raidos sutrikimą. Ir tai visiškai vyko lūžis mano suvokime, kas yra žmonės turintys raidos sutrikimą, žmonės su negale ir koks gali būti teatras jiem. Nes jie kūrė spektaklius pagal Kafką, pagal Čechovą, tai nieko infantilaus, nieko banalaus ir man galvoju, kaip jie būtent, kokiu būdu dirba tie žmonės. Kai kurie turi netgi būtent verbalizavimo problemų. Ir ten susipažinau būtent su psichodramos metodu, nes su jais dirbo jų teatro vadovai yra režisierius ir psichodramistė, psichoterapeutė, psichodramistė, kurie daug metų gilinosi savo sritis ir sujungė tas žinias į vieną. Pagerėjo būtent psichodramos metodas, kaip tu gali išgauti tai, kas yra tavo viduje, ne per žodžius. Tai aš lyginau su savo patirtim teatre, kai tu sėdi, perskaitai, tada šneki, ieškai, tu derini tai su kolegom, būtent šnekėdamas. Ten yra visai kitas metodas, tai vat, ką pasakojo Daiva. Ir mokykloje, dirbu Vilniuje mokykloje, turiu teatro būrelį ir yra 2 integruotos klasės, būtent vaikų turinčių raidos sutrikimų. Ir man visada kirbėjo didžiulis noras, nes aš ir šiaip bendraudavau su tais vaikais ir galvojau, kaip aš jiem tą teatrą galėčiau dėstyti. Aš žinau, ką aš norėčiau padaryti, bet tiesiog jaučiausi neturinti to įrankio. Psichodrama davė man tai įrankį ir noriu gal, kadangi laikas apribotas, papasakot 2 istorijas vaikų, kaip tai veikia.
Žodžiu, pradedant dirbti su vaikais, su ta grupe, kuri yra klasė, bendra klasė, ir tiksliau jie iš 2 skirtingų klasių, bet būtent turinčių raidos sutrikimų vaikai. Labai svarbu buvo tas, kaip Daiva minėjo, apšilimo periodas. Kad vaikam užtruko suprast, ką jie čia turi daryti, ką jie čia gali daryti, tas buvo didelis ribų tikrinimas, kai aš sakiau, kad man svarbu, kad jūs čia darytumėte tai, ką jums norisi daryti. Kad jūs čia galit būti kaip jums būnasi. Mokykloje tai skamba absoliučiai absurdiškai, kur tu esi nuolat statomas į struktūrą ir didžiulis tikslas ir pasiekimas yra tai, kad jau vaikas sėdi suole. Ir čia yra puiku, už tai tu esi giriamas. Ten jau reikėjo lipti iš suolo ir daryti, kas jam darosi. Tam irgi buvo po kokių 2 kartų, 2-3, kurie pajuto, kiek daug gali ten ir per gyvūnus, per stichijas, per žaidimą, įvairiausių tarpusavio ryšius. Vaikam atsivėrė irgi tas, patikėjo, kad tikrai jie gali daryti čia daug. Ir man buvo svarbu, kaip jie grupėje, kad galėtų ne šiaip individualiai dirbti, bet kad tai būtų kažkoks ir grupinis darbas. Ta diena jie turėjo tokias panašius šalius visi ir vaidino vėją, kiti ten kažkokią stichiją, žodžiu, labai įvairiai kiekvienas. Ir vienas berniukas užsidėjo skarą ir pradėjo vaikščioti. Ir sako, aš senelis. Gerai, senelis, kiti vaikai irgi žaidžia, staiga jis nusiima ir padeda tą skarą. Sako, nejuda senelis. Tada visi vaikai, kur buvo toks triukšmas, kad net atėjo iš kitos klasės žiūrėti mokytojai ir man nereikia pagalbos, staiga mirtina tyla. Ir sakau, kodėl senelis nejuda? Numirė, sako. Tada irgi vėl visos grupės susitelkimas, sakau, o kas būna, kai žmogus numiršta? Sako, liūdna. Ir visa grupė, kadangi tas jausmas visiems surezonavo, tai buvo kažkas aktualaus, pradėjo liūdėti. Tai liūdėti ne šiaip, kad realiai kristi tą savo emociją, bet tuo atveju pagal psichodramos suvokimą tas berniukas, kuris išryškino bendrą savo temą, kuri jam yra tuo metu mirtis ir liūdesys, kiti grupės nariai pradėjo jį dubliuoti, ką žmogus daro, kai liūdna, ką jis jaučia. Jis kitose vaikuose pamatė, kaip tai atrodo ir kaip tai gali būti. Visi paliūdėjo, tai buvo irgi toksai labai produktyvus liūdesys, kas guodė, kas verkė, kiti ten su klausimu buvo, arba tiesiog nežinėjo, kaip jiem taip ir būtų. Ir tą kartą mes baigėm. Kitą užsiėmimą jie vaidino vandens gyventojus. Tai buvo žuvis kažkokios tenkas ir tas berniukas vaidino šamą. Ir vėl šamas numiršta. Supratau, kad tai tikrai ta jo tema ir visada grupė labai sureaguodavo ir priimdavo tą temą, nes tikriausiai jinai irgi buvo aktuali. Kol galiausiai sakau, tai vėl, ten ilgas procesas, kai ties tą mirties tema su juo, tai per žaidimą, per kažkokį pabuvimą, ir jis įvedė vaidmenį. Vienai mergaitė sako, tu būsi anūkė. Ir po kiek laiko, po kokių 3-4 užsiėmimų, jam kažkaip jis tą ir įžaidė, kad ta mirtis jau jam nepasidarė aktuali, baisi. Tai suprato, kad sakau, tai kas būna, kai žmogus numiršta? Sakau, būna anūkai. Na, man buvo žavu, kaip žmogus savo rado atsakymą apie būtent mirties temą. Ir po to buvo pokalbis su tėvais, ten tiesiog tėvų susirinkimas ir pasakojo, kad tam vaikui iš tikrųjų prieš pusę metų mirė senelis ir jam buvo iki tiek baisu, kad jis nenorėjo gyventi, nes žinojo, kad numirs. Jis išvis į mokyklą, jis sako, aš nesupratau, kas bus. Ir mokykloje tai apskritai buvo toksai, kad tiesiog įvest kažkokią, kad galėtų gyventi, kad jis nekalbėtų apie tai, kad nukreip nuo to, o būtent per psichodramos metodą jis galėjo tą išveikti. Susipažinti su tą temą, apžiūrėti iš visų pusių, kaip jam žiūrisi ir ką jis norėtų daryti. Kito vaiko istorija. Vaikas, kuris praktiškai nešnekėjo, bent jau irgi klasį savo. Bet jo akis taip degė, kad negalėjai nuneigti, kad jis labai nori būti mano teatro būrelį. Ir tėvai sako, pažiūrim, gal čia kažkaip tai pavyks. Jis atėjo ir
patį pirmą kartą ten irgi kažkaip bandžiau įtraukti, viską daryti, jis ne, stoja į kampą ir visą laiką skambėjo vienintelė frazė – noriu muštis. Pradžia taip buvo, kaip, negalima čia muštis, kas čia vyksta. Bet iš to, kaip jis nori muštis ir kaip jis reiškia, supratau, kad aš tiesiog nesuprantu, ką reiškia tie žodžiai nori muštis, kad kas tai yra. Tada tam vaikui, kadangi jis iš tikrųjų tą ir darė, visai dėmesio siekė, mušdamas, jis mėdėdamas daiktus, bet išeiti jokių būdų nenorėjo, aš pradėjau taikyti kaip ir monoterapiją. Bet vėlgi tai ne terapija, tai buvo tas būtent metodas suprast, iššifruot, ką jis man sako, ką reiškia nori muštis. Mes susitikdavom prieš tą būrelį tiesiog individualiai, mažučiam kabinete, mokykloje ir mes atėjom pirmą kartą. Ir jis iš karto ėjo tiesiai, ten buvo tokios liaudiškai vadinami tie hamutai, tokie plastikinės kažkokios lištvelės, kur taip tu gali užtraukti jas. Nu, žodžiu, plastikiniai tokie kaip pagaliukai. Ir buvo lipnios juostelės ritinėlis. Mes pradėjom jos merkti tos pagaliukus kaip gėlės į vazą. Ir jam atėjo tas noriu muštis irgi vėl. Iššoko ir jis po to pradėjo kišties ir prispaudinėti. Nu, tiesiog, kad užspaudžia tarsi tas gėlių kotus. Aš pradėjau imituoti gėlių klyksmą kažkokį, kad jums skauda ar dar ką. Žmogus tokią satisfakciją iš to patyrė. Jis pradėjo juoktis, aš pirmą kartą išgirdau jį besijuokinti, tai vis karts nuo karto tas atsirado. Po to jis mėtydavo tas gėlės. Mėtydavo, po to uostydavo, mes kartu sudėdavom ir atsirado naujas sakinys padėk man. Kad tą mes turėdavom daryti kartu. Tarsi irgi, kad ką jis padarytų, aš jį priimu ir mes galim padaryti. Nu, tai čia mūsų toks pirmas kontakto užmezgimas, kas man atrodė jau irgi didžiulis pasiekimas, kad mes bendravom, kad nes jis, tiesiog atsiribodavo nuo visų ir eidavo prie sienos, bet po to vėl bandydavo eiti tą kontaktą. Tai ten mes jį užmezgim. Po 2 tokių užsiėmimų vaikas su manim neatsisveikino, kai aš jau į teatro būrelį su kitais vaikais. Sako, noriu kartu. Giliai įkvėpiau, gal žiūrėsim, kas bus. Sakau, gerai, bet čia vėlgi supažindinta su tom taisyklėm, kad jis ten negali muštis ir turi laikytis taisyklių, kurios ten yra. Tas noriu muštis, kaip aš supratau po to, jam buvo įvardymas to jausmo, kuris ir patiria, kai mušasi, kūrybiškumo, saviraiškos, leidimo būti savo, kai būnasi. Ir plus galios kažkokio pajutimo, kad jis nėra priklausomas tik tai nuo kitų, bet kad jis ir pats gali kažką tai daryti. Su tom gėlėm prispaudimas, ten nežinau, ir kažkoks skausmas sujautimas, jis pasistiprindavo ir tada grįždavo į teatro būrelį ten, kur po 4 kartų jis puikiai dalyvavo su kitais. Jis pradėjo šnekėti, pradėjo bendradarbiauti su kitais vaikais, tarkim, irgi būdavo temos kažkokios. Viena mergaitė įlipo į laužą, menamą laužą, ir vaidino, kad degė. Jis buvo pirmas vaikas, kuris puolė atnešinėti vandens ir užgesinti. Jis priėmė, kaip Daiva pasakojo, vaidmenų svarbą psichodramą. Jis atrado ir, aišku, aš jam irgi ten duodavau vaidmenis, kurių jis neturi gyvenime, kur turi kažkokių galios momentų, kad, tarkim, vaikai vaidina kates, jis atsisako vaidinti, bet jis tada, kad kažką veiktų, jis gali jas maitinti. To tokio padėjėjo, gerą dariau, ką paprastai visi darydavo su juo. Ta aktualija vaikui buvo irgi labai aktuali ir svarbi ir didžiulius vidinius pokyčius sąlygojo, nes po mėnesio jis ne tai, kad pradėjo šnekėti, bet tėvai negalėjo patikėti, kai aš pasakoju, kaip tas vaikas sėdėjo bendram rate ir dainavo kartu mūsų būrelio dainą. Tai va, tai tiek apie mano darbą.